Ir visiems iki, jūs kanale Katinulis. Aš esu Miaukselis ir šiandieną yra Murkytės gimtadienis. Taip, šiandieną yra Murkos gimtadienis ir mes su Rože, manim, šeimininkė, Čekiu ir merė, nupirkome, aš pasakiau Čekiu merė. Ai, žodžiu, jeigu ir kartos, tai bet nesvarbu, neprisimenu. Čekiu ir merė, nupirkome Murkai žaisliuką. Aš to ją atsinešiu, to nubėgsiu greitai. Palaukite. Va, šitoks žaisliukas. Čia tokia pelytė maža. Jūs jau matote ją. Tai vat. Ir dar gaminsime tortuką. Bet šį kartą be žvakutės, nes žvakutės brangiai kainuoja iš tikrųjų. Va, jau pasiruošėme ingredientus. Šeimininkė, ką? Tu pasakyk, kokie ingredientai paruošti, gerai? Gerai. O aš tam metu eisiu pavalgyti. Tai gerai, pas mus čia yra paštetukai. Nu, vieną paštetą išsipakuosime. Tokios žuvytės, žuvies skonio. Viskas? Ne dar. Pabandysime išspausti kažką iš šito daikto, nes ten, man rodos, dar tebeliko. O lazdelės, čia galima sakyti, bus vietoj žvakučių, 3. Nu ir širdelės. Aš ne. Ne, čia ne širdelės, kitos yra širdelės, rutuliukai. Nu ir viskas. Nu ir aišku, dar lėkštę reikės. O lėkštę mes atlaisvinsime tuoj. Jau lėkštę gavau, bet dabar aš jums nerodysiu, nu, tai pati, kas buvo ir pas Rožę gimtadienį. Koks skanus maistas. Šitos lėkštės. Tiesiog žiauru. Žodžiu, taip darom. Gerai, paštetuką dabar išsipakuosime. O po to pamatysime. Tai susitiksim už 3 sekundžių. Nu va, oi, va, išpakavau, va taip atrodo paštetukas auksinis. Išpakuosiu jį vėl ir ką darysim toliau? Ir dėsim į lėkštutę. O kai dėsim į lėkštutę, pradėsim puošti jį. Ane? Nu taip. Viskas pagal scenarijų. Tu nepasako, kad mes turim scenarijų. Oi, atleiskit. Nu, duok man ten ką nors. Neduosiu, negalima. Nu, duok. Ne. Oi. Nu, va. Tu ką buvai kamerą palikusi? Ką žinau? Čitilėk. O, sveiki visiems. Jūs žinote, Miaukselė, kur tu lipi? Nu, ką, nu, aš noriu. No. Jėzu, koks įkyrus. Baig negalima. Negalima. Oi, kas čia vyksta? Kas ten gaminate? Miaukselė, tu žinai, kokia diena šiandien pas mane? Taip. Ai, nežinau. A, gaila. O kokia šiandien diena? Ai, šiandien. Tiesiog katinadienis. Negi, mano gimtadienio nieks nepamena. Gerai, kol Murka negirdi, aš dabar va šitą. Čia papuošiu tortuką. Va, kaip atrodo, kai nes jau įdėliau negu pas Rožę. Nes pas Rožę buvo pirmas. Tai mano gimtadienis, kur tortuką gaminau. Tai žodžiu, čia nesakykit nieko Murkai. O ką jūs ten gaminate? Ai, tiesiog. Katinadienį, skanėstų. Gaila. O aš gausiu? Taip, gausiu. Bet vis tiek, kodėl jie nepamena niekas apie mano gimtadienį? Pasirodė, kad tas buvo surūgęs, tai gerai, kad net katinams nedavau. O papuošiau va su tokiais. Nu, žodžiu, kaip pasakyt, skaniukais. Skanėstais papuošiau. Čia biškai kamera nesimato. Palaukit, tai turi susifokusuoti. Bet netgi vis tiek nieks nepamena apie mano gimtadienį. Tikiuosi, kad atsimins bet kokią valandą. Murka, tu kažką sakei? Ne, nieko. O ne, jau išgirdo, ką aš pasakiau. Kažkokia keista Murka. Gerai, žiūrėkite. Čia dabar bus tokie pagaliukai kaip žvakutės.
Nu, čia taip, susmaigstysiu, kaip buvo pasirodžę. O po to aplinkui, galvoju, sudėliosiu va šitais. Pamatysite visą rezultatą. Man praeis ten kelios minutės, o jums tai tik 3 sekundės. Pavyko tik pusę sudėti, skanėstų trūko. Nu, išsibarsti ant žemės netyčia, bet gal surinksiu ten biškį. Ir gal pavyks pilnas, gerai. Va taip gavęs dabar visas, pavyzdžiui. Va, gražu. Taip, aš suprantu, kad pavėlavau čia kažką pamatyti, bet kas čia vyksta? Rožė, tugi atsimeni. Tiksliai. Šiandien katadienis. Jo. Nors iš tikrųjų